Antroji užduotis, su kokia parametro a reikšme, arba reikšmėmis, jeigu jų yra ne viena, lygtis a kvadratu minus 16 kart x lygu a plus 4 neturi sprendinių. Einame į šią lygtį, matome, kad lygtyje jos kairėje pusėje yra greitoji daugybos formulė. Ją ir čia pritaikysim, reiškia mes išrašysime šitą vietą per daugybą. Tai būtų a minus 4 ir a plus 4 kart x lygu a plus 4. Plus 4. Dabar mes galėtumėm abi dvi lyties pusės padalinti iš a plus 4, kadangi mes matome tokį skliaustelį štai čia ir štai čia. Tai čia tiesiog išsiprastintų ir lieka šioje lygties pusėje. Tiesiog a minus 4 kart x. A minus 4 apskliausta x, o kitoje pusėje tiesiog lieka vientas. Dabar mums reikėtų abi dvi lygties pusės padalinti iš šių skliaustelių ir x turėtų būti lygus štai tokiam skaičiui, ar ne? Bet mes turime patikrinti, koks buvo klausimas, su kokia a reikšme neturi sprendinių. Tai neturės sprendinių tada, kada vardiklis būtų lygus 0. Tai pažiūrim, su kokia vadinasi ta negali būti reikšmė. Tai matome, kad a negali būti 4. Tai mes čia gavom tik vieną reikšmę ir jinai yra C variantas. Viskas.